Vėl OX Trades, kažkas ten komentaruose sakė, kad per mažai video keliu, tai kelsiu dar vieną video apie Bitcoiną ir šiek tiek altcoinų. Keletą altcoinų irgi žvelgsim. Ir dar pakalbėsime šiek tiek, kas čia vyksta su Bitcoinu, kad jis taip pampina. Jeigu kam įdomu, ar aš paėmiau šortą nuo ten, kur tikėjausi šorto, ne, nepaėmiau, nes pro realiai resistance, pro mano resistance vietą praskrido kaip pro nieko, tiesiog no reaction, vadinasi, nėra reakcijos, nėra trade, ne? Tai jo, tikėjausi reakcijos 15 700 plus minus, ne, bet tiesiog reakcijos nebuvo, tai ir nereikia. Žodžiu, pakalbėkime dabar, kas čia vyksta su tom Bitcoinu, ne, ta prasme. Jo, tai vyksta galimai, matot, šiek tiek pasikeitė mano layout, ne, vyksta galimai du dalykai, sakyčiau. Arba vis dar mes esame didesniai korekcijai, ką tai reikštų, kad Bitcoinas dar nuo šitos vietos iki dar šitos vietos toliau vyksta korekcija ir dar vyks korekcija, ne, ir kaip jinai gali atrodyti, ne, tiesiog būtų šitoj vietoj A, B, C, ne, tai realiai arba mes nukeliautume tiesiai iki žemiau laus, tai būtų expanded variantas, arba nukeliautume iki minimum targeto, tai 1.618 ir 618 reverse. Jo, tai minimum kažkur nuo šitos vietos, kur esame, ne, tai realiai turime 786, turime B kojos korekcinės kojos expansion, ne, tai 1.1.236, prie kurios dabar ir randamės ir randam kažkokį resistance point, ne, ir jo, arba nukeliautume iki šito levelio, ne, kuris yra 112 tūkstančių, arba nukeliautume šiek tiek žemiau ir tai būtų ganėtinai impulsyvų ir agresyvų, bet tai irgi nebūtų bearish, ne, tai būtų 101 tūkstantis give or take, ne. Tai realiai, jeigu nes šitą mūvą labai yra ganėtinai sunku skaičiuoti, tikrai nemeluosiu, čia jaučiu vienas iš sunkiausių mūvų, kurį yra tekę skaičiuoti, ne, tai ir pasakysiu kodėl, ne, nes čia gali būti tiek bearish, tiek bullish, ne, tiesiog reikia dar šiek tiek palaukti, bet tiesiog noriu tiesiog paruošti visiems scenarijam, ne. Jo, tai jeigu tai yra bearish, ne, tai realiai mes čia turime ABC, ne? Ir ABC gali iš esmės, jeigu kalbam apie didesnį flat netgi, realiai tai paimti per keletą šimtų dolerių, tarkim, swing high, ne, all time high, ne, 124 500 ir nugarmėti į apačią, ne, tai irgi nebūtų bearish, nes tai būtų tiesiog žymiai didesnis ABC, tiesiog būtų žymiai didesnė ABC korekcija, ne, po kurios vis tiek viskas būtų, kaip ir girdite iš mano žodžių, kad sakau korekcija, tai nėra impulsas, ne, po viso ko vis tiek būtų labai didelis šansas pamatyti new all time highs, bet kokiu atveju šitoje vietoje, ne, kai mes pasiekėm šitą vietą, aš sakiau, kad viskas šičia yra korekcija, didžiausia tikimybė yra pasiekti naują all time high, ne. Taip pat ir dabar sakau, ne, bet dabar aš tiesiog turiu omeny, kad dabar longinti šitoj vietoj yra ganėtinai durna, ne, nežinau, įžeisiu kažką ar neįžeisiu, tiesiog sakau savo nuomonę, ganėtinai durna, nes mes turim suprasti, kad yra keletas bearish scenarijų ant stalo, ne, ant ekrano, kuriuos reikia realiai tiesiog priimti tokius, kokie jie yra, ne, ir jeigu, ne, tarkim, dabar kalbame apie local bearish scenarius, ir jeigu mes pasiektume all time high, tai aš nemanau, kad per šiandien mes tai padarysim, bet pakalbėkime dabar ir apie bullish scenarijų, ne, čia realiai mano bearish scenarijai,
keliai yra. Jo, ir dar galim pratėm profilį. Realiai vienintelis momentas, ne, kada bus aiškiau, kaip kas bus, kai duos šiek tiek čartas informacijos iš savęs, ne, tai dar turime 786 levelį, ne, turime realiai, dar einam link daily naked point of control levelio, ne, tai šitą pahaidinsiu, tiesiog tai aiškiau. Plus, kas man labai patinka, dabar pagaliau matosi, ne, tai turime, matot, yra volumo indikatorius, turiu apačiojo volumas, ne. Realiai, ką mes darom, mes darom aukštesnės aukštumas, ne, bet volumas krenta, ne, tai realiai volumo divergencija galima taip įvardinti, tai indikuoja, kad jau marketas po biškį blėsta, jau nebeturi jėgų tiek pas save, ne. Tai pavyzdžiui, galim paimti senus irgi pavyzdžius, ne, kaip pavyzdys, kad negalvotumėt, kad aš čia išsigalvoju kažkokius volumus, dar kažką. Tai prasme, kaip pavyzdys, ne, čia realiai yra value area high, čia value area low, čia point of control, tai ką reiškia, kad mes paprasčiausiai šnekant, ne, tai mes norime pardavinėti assetą, kai jisai yra aukščiau value area high šitos baltos linijos, norime pirkti assetą, kai jisai yra žemiau šitos baltos linijos value area low. Ir kaip pavyzdys, ne, žiūrint į šitą pavyzdį, irgi grįžtant apie volumą, tai mes virš value area high, ne, kaina daro aukštesnis aukštumas, bet volumas su šitais highs, su šitais highs, bet volumas tuo tarpu realiai krenta, ne, volumas krenta. Ir spaikas volumą tik tais, kai pradedam lūzinti, pradedam praradinėti mūsų key levelį value area. Ne, tai tiesiog turėkite omeny, kad aš tiesiog neišsigalvoju, tai yra tiesiog realūs dalykai. Jo, tai grįžtant, dar galiu vieną pavyzdį parodyti. Atrodo, čia irgi būtų neblogas gal pavyzdys. Nu, realiai, irgi labai panašiai, ne, kaina kyla, ne, ne, volumas krenta, kaina kyla, gaunam dipą virš value area, ne. Nu, be žodžiu, dabar grįžtant atgal prie Bitcoino, po to pereisim šiek tiek prie altcoinų, šiek tiek ilgesnis video bus negu įprastai. Jo, tai, sakau, kalbant apie tos visus scenarijus, turėkite omeny, tikrai dabar nėra metas longinti. Longinti bus metas, kai gausime kažkokį pullbacką galimai, ne. Kalbant apie bullish scenarijus, mes jau kalbėjom bearish, pakalbėkim šiek tiek apie bullish, ne. Ir taip galvojau, ir taip žiūrėjau, tariausi ten irgi su keletą žmonių. Logiškiausias variantas yra, kad čia yra 1, 2, 3, turėsim 4 ir turėsim 5. Ne? Tai realiai reikia mums gauti kažkokį move down, ne? Kuris būtų toksai kaip bull flagas, kažkas panašaus į bull flagą, ne? Move down kažkokį, tada dar vieną pumpą į viršų ir tada galimai bus mūsų 5 veivas jau in. Ne? Ir tada žiūrėti į korekcijas, ne? Žiūrėti į korekciją, realiai būtų, jeigu viskas yra bullish, ne, tai realiai būtų labai įdomu pamatyti bounce galimai nuo Fibonacci. Aišku, dar neaišku, kur mūsų viršūnė bus, ne, tai čia kol kas kalbam apie nieką, bet įsivaizduojam, kad turime viršūnę. Tai leidžiam nuo čia, wave 2, ne, tai nuo 0.5 iki 786, ne. Ir tokiu atveju, sakyčiau, logiškiausias tada kitas variantas, kad čia yra multiple 1, 2, ne. 1, 1, 2, 1, 2 ir tada turėsime didelį 3. Kitaip nelabai making a sense, nežinau kaip lietuviškai. Jo, tai, jo. Ta prasme, sakau, kol kas tikrai nėra
Na, jeigu jūs labai norit, jo, tai niekas jūsų nelaiko, tai nėra finansiniai patarimai, yra tik mano išvalgos, ne, jo, kuriomis aš dalinuosi, nepatinka, kitiems nepatinka, bet, nesvarbu. Jo, tai, jo, tokios išvalgos apie Bitcoiną, sakyčiau, ne, jeigu mes norim pamatyti dar, norim įeiti į kažkokius longus, tai tikrai dabar nėra metas pats įeidinėti būtent šitose vietose, ne, nes turime, kaip ir minėjau, resistance levelius, ne, volumas decrease, ne, ta prasme, locally bent jau, tai tikrai, kas yra pirmas ženklas, neblogas. Tai jo, tai galim, nežinau, pakalbėti apie šiek tiek apie altcoinus, pavyzdžiui, nežinau, sėdėjau, chartinau Fetch AI, ne, tai labai gražiai atrodo, atsidariau irgi ir spotę nusipirkau šiek tiek ir atsidariau longų, tai realiai turime labai nice corrective move down, ABC, ne, overlapas, kas yra key matyti, norint matyti korektinę struktūrą. Ką reiškia overlapas? Tai reiškia, kad šito viso move down, šitas low overlapinasi su šitais highs, ne? Tai reiškia tiesiog overlapas, kad galimai, kad čia padidina labai didelę tikimybę, kad čia yra korektiva, ne? Visas šitas move down, tai ką reiškia, kad greičiausiai paimsim mes highs, ne? Tai realiai, tai netgi įrodo ir realus struktūros pakeitimas, kuris matomas realiai ant didesnio time frame šitoj vietoj, ne? Nesimato, jeigu raudona, realiai šitoj vietoje. Ir taipogi matome pirmą mūsų impulsą, ne, 1, 2, 3, on highest volume, 4, realiai dvigubai didesnis retracementas laiko atžvilgių negu antras veivas, ne, ir 5, po kurios sekė ganėtinai ilga ir kompleks korekcija. Ir pagaliau hitinom mūsų one-to-one targetą, kas yra dažniausias korekcijos targetas, ne, tai jo. Ir jo, tai visas šitas dalykas, ką turiu omeny, tai yra bullish, ne, ta prasme, visoje va šitoje vietoje reikia pirkti, ne, ta prasme, minimum targetas, biškis sirguliuoji, minimum targetas būtų šitie highs, tai būtų apie 99 centai, po to galimai Fibonacci extensions, ne, one-to-one, 1:1, kitaip sakant, lietuviškai, jeigu kas nesuprantau užsienietiškai, kur mano 2.618. Dude, aš jaučiu aklas. 2.618. Jo, 2.618, 3.618 ir taip toliau, bet man atrodo, kad čia visai nice variantas gali būti. Tai nėra, kaip ir minėjau, nefinansinis patarimas, tai yra tik mano įžvalgos. Jo, tai visą laiką valdykite riziką taip, kad neprarastumėt visų pinigų, nerizikuokite daugiau negu, nežinau, ten kelių procentų trade, ne, ta prasme, aš rizikuoju dažniausiai nuo 1 iki 3% per trade, kartais net ir 0,5%, ne, ta prasme, tai jo, tai realiai jo, tai šičia yra ganėtinai bullish, expectationas yra bullish, kad paimsim minimum šitos highs, jo, taipogi ir su šitais visais highs irgi mes greičiausiai susitiksime ateityje. Jeigu viskas labai bullish išsirutulios, ne, tai aš manyčiau, kad čia turime 1, 2, tada turėsime, nežinau, kiek trečias gali expandint, 3, 4, 5, tada turėsime korekciją arba šiek tiek trūksta datos ABC arba didesnė ABC tiesiog, nu, bet jeigu ir didesnė ABC ir po to dumpinsim per marketas, tarkim, jo, tai tarkim, jo, tai šiek tiek paimsim daugiau highs, ne. Jo, tai žodžiu, bet mes konservatyviai iš pradžių žiūrime viską, ne. Jo, tai reikia iš pradžių su šitais visais dalykais susitaikyti, ne. Plus nenaudokite didelių svertų ant tokių treidų, ne. Invalidationas, realus invalidationas yra šitas low, ne. Šiaip gali būti ir 886, ne.
kas yra 0,420, ne, arba šitas low priklauso nuo jūsų rizikos tolerancijos, ne. Tai, bet kokiu atveju yra bullish expectations, yra, kad paimsim high, po to galim pereiti virtual irgi labai įdomiai atrodo, bent jau locally, gaila, kad ištryniau aš seną TA, netyčia iš tikro, bet irgi labai elementariai panašus dalykas, ne, turime 1, 2, 3, 4, 5, ABC, let's do some live counting. ABC in the flats, ABC, ABC up, ir jo, turbūt kažkas tokio, WXYXZ. Jo, tai realiai irgi labai korektyva, ne, ko pasakoje būtų targetas minimum 2,5, dabartinė kaina yra $1,5, ne, realiai laukiu aš dar pullbacko įdomesnio, ne, manau, jeigu bitcoinas pullbackintų, tai irgi labai būtų nice buying opportunity, žiūrint dar į didesnį time frame'ą, šiaip tiesiog išexpandinus viską, tai jo, tai minimum, sakyčiau, $3 nuo dabartinės kainos, ne, po to kalbant apie didesnius lygius, tai 4 ir beyond, ne, tačiau beyond tai 2.618, 3.618, tai ne, 8 ir panašiai, ne, ta prasme, mums reikia gauti pirmą impulsą iš šito viso movo apžinai, prieš sprendžiant, kas čia bus, ne, bet kokiu atveju tai irgi ganėtinai bullish assetas atrodantis, ne, ir turintis labai ilgą ir nuobodžią korekciją. Kol kas seku šitą countą locally, ne, tai realiai gali čia irgi būtų kažkoks ABC flat, ne, 1, 2, 3, 4, 5, šiaip keista, kad čia yra daugiausiai volimo, bet nežinau, reikės kol dar patikrinti ant kito exchange'o, kaip ten atrodo, ne. Bet dar turime dar ICP, kas irgi ganėtinai realiai dasipirkau labai daug, nu kaip daug, nežinau, vienam vieniem daug, kitiem nedaug, dasipirkau spoto ICP ties $4, jo, čia realiai ir pirkau spotą $4, $4.17, ką mes čia realiai turėjome expanding diagonal, turėjome realiai irgi motyvinį veivą, tik tais, kad kitokios rūšies, galima pasakyti, realiai 1, 2, 3, 4, 5, ABC korekcija tiesiai į golden pocketą, labai gražus ir techninis bounce'as į viršų, dar šitoje vietoje gal buvo irgi value area low, labai gražiai, ir dabar judam trečios bangos pabaigos link, ne, realiai turime jo highest volume. Jo, tai trečios bangos pabaiga bus ties $4, manau, nu, aišku, nebūtinai, trečia banga gali ekspandinti ir į 2.618, 3.618 ir panašiai, jo, tai tiesiog kur norės ten ir sustos, bet daleidžiame, jeigu reikia 2.618, ne, tai reikės laukti ketvirto veivo pullbacko, ir tada dar bus vienas paskutinis veivas, ir tada bus dar vienas didesnis pullbackas, ne, ABC, ko pasakoje turėsime didelį 1, 2, 3, 4 ir 5, tai realiai jo, tai irgi bullish, ne, tai jeigu dabar mes, pavyzdžiui, šitoj vietoj padarysime kažkokį konsolidaciją, pradėsime į žemiau, šiek tiek neoverlappinsim su šitais highs,
Tai tada bus impulsive, viskas bus gerai, padarysim dar vieną high, tada tikėčiausi korektinės struktūros judesio į apačią pirkimui, užsipirkti ir tada laikyti. Nes žiūrint iš platesnės perspektyvos, ką turiu omeny, tai tiesiog didesnio time frame, tarkim, daily pasijungiam. Daily, ne? Realiai darome labai tokį kaip ir nice PO3, ne, kas yra PO3, tai yra accumulation, akumuliacija, po to turime manipulaciją ir turime distribuciją jau pavyzdžiui pradeda veikti ir turėsime distribuciją arba netgi Wyckoff spring point, ne? Be to turime galimai ir 1, 2, 3, 4, 5 Elliott wave impulsą, ABC korekciją ir didelius targetus. Tai realiai mano targetas yra apie $20 kaip minimum, žiūrint į expansionus, jeigu čia yra pirmas wave'as, ne, tai jo 33, 50, žiūrėsim, minimum didžiumą savo bego išsiminėsiu realiai šitoj vietoj, ties $20. Jo, tai nežinau, apie kokį čia dar papasakoti. Žodžiu, jeigu norėsite daugiau sužinoti apie kažkokius altcoinus, apie savo favoritus, tai nueikite į mūsų Discordą. Pradėsime daryti signalus irgi tai nuo kitos savaitės. Tai Discordo linką rasite apačioje. Su jumis buvo OX Trades ir jo, šiandien pabaigsime. Peace out.